Sveiki mano bičiuliai, sveiki avienos mėgėjai. Šiandieną kepsime labai įdomų dalyką – avienos mentę. To dar nesu niekuomet daręs, kanale darysime pirmą kartą. Kaip sakoma, visuomet būna pirmas kartas. Pirmoje vietoje nupjaustome avienos riebalą, mes tiesiog jo nelabai mėgstam. Nupjaustom, čia turbūt nieko sudėtingo, šiek tiek reikia atidžiai pasikankinti ir viską gražiai nupjauti. Kurie mėgstate avienos riebalą, galite jį palikti. Jisai tikrai nėra blogas dalykas, bet man asmeniškai tas nelabai patinka. Tas riebalas gal kažkur galime panaudoti kitur, aš dar nesugalvojau, ką su juo darysiu kol kas. Kaip sakant, įdėsime į šaldytuvą ir ateity pažiūrėsim, ką darysim su to riebalu. Gal kažkur į plovą jisai tiks. Štai jau visa mentė pjaustyta. Dabar norėsime išpjauti tokį kauliuką, kurio irgi, ar pavadinkim gal tiksliau sąnario, kurio nereikia. Jisai nieko gero nepriduoda, mes tiesiog jį išpjausim. Bent taip mačiau darant kitus, tai pasinaudosiu jų rekomendacijomis ir taip pat rekomenduoju jums taip pat padaryti su šia avienos koja. Neskubant aštriu peiliu pačiupinėjom per raumenis, kur randasi tas kauliukas ir gražiai išpjaunam. Manau, čia irgi nieko sudėtingo. Stebėkite ir viską pamatysite patys. Mes darom irgi pirmą kartą, taip kad turbūt ir jums taip turėtų pavykti. Ir dar mes prisiminėme ir radome, kad čia yra limfmazgiai, ar kaip jie tiksliai vadinasi, aš nesu tikras žinovas. Mačiau, kiti išpjauna, mes irgi išpjausim, nes jisai priduoda stiprų avienos skonį. Tai kurie nemėgstate to skonio, irgi pašalinkite. Pagalvojom ir nusprendėm, kad mums kaulas visiškai netiks šitam patiekalė, jį panaudosime galbūt kokiam nors troškinį. Išpjaustam kaulus ir dabar ruošime sausą marinavimo mišinį. Smulkinam lauro lapelius, mes paimsim 5 kokius, manau užteks. 2 šaukšteliai arbatiniai druskos. Kas mėgsta daugiau, galite ir daugiau druskos dėti, mums užteks. Maždaug 2 šaukšteliai pipirų mišinio, 2 šaukšteliai granuliuoto česnako. Sumaišom, reikia sakyti taip. Paimsim rozmariną ir lapelius nuskabysime, po 2-3 lapelius. Pjaustome česnakus skiltelėmis, ar kaip čia lazdelėmis. Pakankamai stambiai. Paimkime švarų indelį ir jį įberkime šaukštelį druskos dar. Berime pipirus. Sumaišome dabar visus pipirus su druska. Berime į lėkštutę česnakus. Ir juos sumaišome. Vėl pagalbininkas atėjęs namo, kaulėm avienos kojos. Iš pradžių pasakiau, kad kepsime visą avienos mentę, bet kaulo mes jau sakiau, paminėsiu dar kartą, nekepsim. Jį panaudosime kažkokiam tai troškiniu. O toliau įdomi procedūra farširavimo. Įfarširuosime dar į vidų, įdėsime česnaką. Padarę skylutes, tokias kišenytės, įdedam česnaką, kurį ištrinėme, subaišėme su druska ir pipirais. Ir taip pat rozmarino lapelius įdėsime. Manau, čia viskas paprasta, nieko sudėtingo. Kaip šitą procedūrą tiksliai pavadinti, aš nežinau. Jūs jau būkit malonus, parašykite komentaruose. Visiems taip pat noriu padėkoti, kurie spaudžiate laikus.
kuriems nepatingėkit paspaudti dislike'ą, aš tai matau, pagal tai galiu orientuotis, ar filmas mano vaizdo įrašas įdomus ar neįdomus. Na ir nepamirškit prenumeruoti kanalą, paspauskit ant varpelio, kad gautumėte naujausius vaizdo įrašus. Visiems ačiū, kas jau esate tai padarę, ir taip pat visus kviečiu į savo Facebook grupę. Nuorodą rasite po vaizdo įrašu. Patiesime ant stalo maistinę plėvelę, likučius prieskonių likučius išbarstom ant viršaus. Suviniosime į plėvelę mėsą avienos ir įdėsime nakčiai į šaldytuvą ir jau rytoj kūrensime grilių ir tolimesnį procesą matysite rytoj. Šiandien jau su jumis norėčiau atsisveikinti, bet nėra čia ką atsisveikinti, nes ta naktis prabėgs jums per sekundę. Antra diena gaminimo, dėsime rūkymo kaladėlės į vidų. Dedame 3, rūkysime apie 2 valandas. Grotos su deflektoriumi. Mano kanale jau yra vienas vaizdo įrašas apie plėšytą kiaulieną. Tai čia panašus principas. Vandenį. Įpilam šilto vandens. Į jį taip pat varvės ir taukai. O jau dūmas pasirodė. Ar garas čia nežia, bet dabar negaliu suprasti. Na, ištiesiname grotas. Na, jau dūmai rūksta, dedame mėsą. Uždarysime ir 2 valandas nejudinsim. O gal po valandos ateisim pažiūrėti. Nu, prabėgo 2 valandos. Žiūrim, kas čia mums gavosi. Išimsim, eisim, suviniosime į kepimo popierių, įdėsime sviesto gabaliukus ir dar kepsime apie 3 valandas. Keliaujam namo. Dedam mėsą ant kepimo popieriaus. Dedame sviesto gabalėlius kelis, mes 4. Toliau suviniosime mūsų šmotą mėsos į kepimo popierių. Suviniojame taip, kad sviestas neišbėgtų iš popieriaus. Ir dar vieną rūbą apvilksime, tai yra folija. Ir keliausime vėl prie griliaus. Dabar griliaus temperatūrą pakelsime iki 130 laipsnių. Ir dar laikysime mūsų pacientą viduj 3 valandas. Dar kartą priminsiu, tie, kurie dar neprenumeravot kanalo, kurie dar nepaspaudėte laiko, nepakomentavote, pakomentuokite. Taip mano vaizdo įrašai kils aukščiau. Jums tai nieko nekainuos, man tai bus didelė paskata kažką filmuoti, kokią tai informaciją dalinti su jumis savo YouTube kanale. Grįžome prie kepsninės, patalpiname mėsą atgal į kepsninę, atreguliuosime 130 laipsnių ir kepame dar 3 valandas. Prabėgo 3 valandos, išimsim kepsnį, nežinau kaip čia pavadinti, mentę avienos. Uždarom ir bėgam namo. Bandom išpakuoti, pasižiūrėsime, kas čia mums gavosi. Pirmas žvilgsnis, kvapas žiauriai skanus. Gryn mėsos, va toks kvapas. Įdomu, kaip čia ragausis jisai, kaip ta mėsa gavosi. Na, netrukus pamatysim.
O, kaip pakvipo. Jaučiasi dūmo kvapas, prieskonių kvapas. Įdomu, ar iškepė? Na, žiūrim, ką turim. Gal tu man gabaliuką duosi paragauti, operatorius? Nori valgyti? Nu, atrodo... Gerai, to jau pasakysiu savo nuomoje. Atėjo laikas degustacijai, pilnai, su bulvytėm, su mėsytėm. Aš jums pasakysiu taip, kad ir pilna burna, skonis fantastinis. Šiaip avienos aš nesu didelis mėgėjas ir neteko man tokios avienos dar ragauti, nes aviena man atrodo, kad bus kieta ir nelabai gero kvapo. Tiesa, plovė to kvapo ir skonį tokio nesijaučia ryškaus avienos. Bet šitas patiekalas, šitas receptas man atvėrė akis. Su bulvytėmis čia yra dievų maistas, kitaip nepavadinsi. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote, prenumeruojam kanalą, spaudžiat laikus, dislaikus, dalinate su draugais, laukit naujų vaizdo įrašų, likite sveiki.